Sveiki, gyvi. Jūs žiūrite laidą apie Lietuvos krepšinio fanų komandą Vytis. Šįkart į treniruotę sugrįžęs Marijus Užupis papasakojo apie savo atsigavimo laikotarpį. Pasveikęs vyriausiasis treneris Virginijus Sirvydis. Mes patys žinom savo potencialą, kad mes jo dar tikrai pilnai neišnaudojam. Vytis po 2 savaičių pertraukos grįžta į namų areną Šakiuose rungtynėms prieš Perlą. Nugalėtojas čia pasiūlo ranką pralaimėjusiam. Marijus Užupis baudų metimų varžybose nusileido komandos trenerio asistentui Erikui Kučiauskui. Mėnesį negalėjęs nei žaisti, nei treniruotis, Marijus Užupis vėl krepšinio aikštelėje. Ten jis veržėsi dar tuo met, kai ekipa vertėsi su 6 žaidėjais ir namuose žaidė prieš Rasus. Būčiau turėjęs aprangą mašiną, turbūt būčiau bandęs. Dabar tai virto realybę. Pailsėjęs Marijus tęsė treniruotes, tačiau kol kas tik tam, kad palaikytų sportinę formą. Palaikytą formą neprarast. Jeigu leis žaisti, tai kuo greičiau, kad grįžčiau į tą formą, tai bandau dar pasportuoti, kiek galima minimaliai. Gydytojų verdikto ir aiškumo, kada krepšininkas galės vėl žaisti oficialias rungtynes, teks palaukti. Naujienos paaiškės kitą savaitę. Teigiamų žinių jau dabar sulaukė Virginijus Sirvydis. Jam gydytojai leido nutraukti lovos režimą ir vėl imti vadovauti komandai ne per atstumą. Visą laiką savo darbą pasilikti savo komandos, visą laiką. Normalu. Tiesiog treneris dirbo, visą laiką bendravom, visą laiką su telefonu rankoje, tai taip ir dirbo. Tai dirbo, buvo 5-6, tai toks ir darbas. Ir taip po to jau, kai sugrįžo pasveikę žaidėjai, tai jau biškai buvo procesas kitoks darbas. Aišku, nelengva, nelengva stebėti iš šono viską, bet mes turim vis tiek išlikti visi kaip kumštis, nepaisant lygų, nepaisant dar kažkokių tai blogybių. Erikas Kučiauskas baigė savo kaip laikinojo vyriausiojo trenerio periodą ir prisiminė, kaip gimė kalba pasakyta Rūbinėje po rungtynių Marijampolėje. Iš tikrųjų reikėjo tokių žodžių, kad jie patys pamatė, kad jie gali ir su pirmaujančia komanda žaisti ir ganėtinai neblogai. Sakykime, šį kartą sėkmė nusisuko nuo mūsų, nors aš sakau, nesėkmė lemia, o lemia nusiteikimas ir koncentracija 40 minučių, sakykime, rungtynių eigoje. Taip kad, gal vyrai patys dabar pajaus, kad mes galim kovoti. Šį savaitgalį namų rungtynėse Vyčio laukė Vilniaus Perlas. Komanda, kuri gan skaudžiai nutraukė Šakių ekipos pergalių seriją, kai rungtynės pirmą kartą vyko Vyčio namų arenoje. Tuomet teisėjų darbo pasipiktinės ir galiai rungtynių arbitrus išlydėjo nepasitenkinimo šūksniais. Kai komandos žaidė antrąjį kartą, Vytis svečiuose Perlui jau nebepaliko jokių vilčių. Tuomet pirmąjį susitikimą prieš savo buvusią komandą žaidė Gytis Radzevičius, kuris jau spėjo tapti vienu iš pagrindinių Vyčio variantų puolime ir ėmėsi iniciatyvos paskutinėmis mačo prieš Sūduvą sekundėmis, kai nepataikė labai sudėtingo metimo, galėjusio išplėšti pergalę. Nesėkmė, nors tuomet atrodė skaudi anot krepšininko, tik sustiprino komandą. Buvom to įdomiai, su lyderiais tikrai kovom tašką ir tikrai parodė, kad to potencialą turim. Tikrai nesužaidėm, sakykime, gerų varžybų. Galingai prieš Sūduvą sužaidęs Augustinas Jankaitis taip pat mato daug neišnaudotų komandos galimybių. Mes patys žinom savo potencialą, kad mes jo dar tikrai pilnai neišnaudojam. Realiai, žinot, mes turėtumėm būti lyderiai, bet kol kas demonstruojam tikrai ne tokį žaidimą, kokį mes turėtumėm. Mes patys žinom, ta prasme, kad mes dar jo pilnai neatsiskleidėm ir su kiekvienom varžybom stengiamės tai padaryti. Paskutinę pergalę būtent prieš Perlą iškovojęs Vytis po 5 pralaimėjimų serijos, palaikomas savo namų sirgalių, stojo į kovą dėl galimybės vėl įrodyti savo pajėgumą. Ištikus komandai tikrai sunkia akimirka, kai pusė komandos tiesiog gulėjo patale. Žmonės vis tiek susirinko ir ganėtinai nemažai ir tikrai labai audringai palaikė mus, tai dar kartą sakau ačiū ir mes dabar turim atsidėkoti tuo pačiu, kai mes pilnoj sudėti, žaisti gerai, kad žiūrovas būtų patenkintas ir nešti džiaugsmą ir pergalės į tą miestą.
Į Šakius Vilniaus Perlas atvyko be Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse šiam savaitgaliui registruoto lyderio Margino Normanto, o pagaliau į namų areną grįžęs Vytis bei jos ir galiai vakarą pradėjo nuo sveikinimų trenerio asistentui Erikui Kučiauskui. Pirmasis kėlinys Lietuvos krepšinio fanų komandai atrodė tarsi svajonė. Vienu metu Vytis pirmavo net 22. Ir tai du atskiri skaičiai. Nuo tos akimirkos Perlas ėmė artėti. Per daug klaidų. Paprastų. Ta prasme, žiūrėkit, ant kiek pirmą pusę tą bėgot, ant kiek agresyviai, vyrai padarėm 12 klaidų. Tai pusę klaidų greito puolimo. Ilgosios pertraukos pabaigoje naudingiausio praėjusio mėnesio žaidėjo titulas buvo įteiktas komandos kapitonui Pauliui Belevičiui. Jis visų rungtynių metu vedė Vytį į priekį, tačiau trečiajame ketvirtyje skirtumas sumažėjo iki 4 taškų. Tiesa, Vytis atsilaikė ir ketvirtajame kėlinyje ėmęs dominuoti laimėjo rezultatu 74-56. Pergalės po 4 rungtynių pertraukos grįžo į Šakius. Jau žiūrėt, kiek turim potencialą.